Žvejai. Šiandien vėl su jumis sveikinasi Šiaulių krašto, Šiaulių tunto specialistas Remigijus. Tegul jūsų nenustebino tai, kad šiuo metu skaisčiai šviečia saulė, lauke yra tik tais +2 laipsniai šilumos, bet mes vis dar čia renkamės žvejoti prie Šiaulių Rėkyvos ežero. Bandysime gauti žuvį. Neaišku, kaip žuvis sureaguos, o pašaras kiekį pašarų į kibirą ir jisai vėliau yra drėkinti. Reikėtų po truputėlį, net stipriai, tiesiog sudrėkiname jį, išmaišome. Dar padrėkinam šiek tiek. Ir leidžiame jam kelias minutėles pastoviai. Yra mažas pašaras. Ir jį skėsime į ežerą. Tikėdamiesi sugauti. Ar aišku? Tai va, žvejojam jau, nežinau, gal valandą turbūt, tai šalta, nesmagu, nors žvejot ir iš tikrųjų labai smagu, bet tas šaltis nelabai malonus yra iš tikrųjų. Bet šiaip, atrodė geras oras, prie ežero jis dar geresnis, toks vėsas, smagus. Nu, ką žinau, nekimba visiems smagu, ką aš bent jau manyčiau. Svarbiausia išvažiuoti iš mane, o nepagauti. Nei vienam kol kas jokio kibimo nieko, yra pakankamai šalta ir pažiūrėsim dar kokią valandą ir manau jau laukiam arbatos namuose. O kodėl nekimba? Nu nežinau, šalta, matyt, žuvis jau ruošias žiemot, būriais plaukia. Vat arba užkibs visiems, arba nekibs nei vienam. Taip draugiškai. Šalta. Žvejot gan faina, bet šalta labai. Nosį baigiu nušalt. Nors su pirštinėm, bet rankom irgi šalta. Bet ką daryti? Austėje svečių turim, ar ne? Aha. O kas čia atplaukė? Antis. Susipainiojo valas visai. Bet bandysiu atpainiot. Aš čia visai labai jau taip blogai, kad ir nesusipainioju. Labai taip stipriai. Ką darys, reikia atpainioti ją ir toliau žvejoti. Net pamečiau. Oi, kokį skambų. O prašau, galėsi pasakyti, kokį 50 cm beveik pagavai? Taip, grinai. Vadove, traukiu! O, dar vieną. O. Oi, jau tikrai pažvejėjęs šiandien jaučiuos taip maloniai.
Taip jau, netgi antrą. Vertėjo važiuoti čia nežvejybą. Taigi šiandien buvome atvažiavome žvejoti į Rėkyvos ežerą. Žvejoti sekės ne per geriausiai, nepagavome nieko, bet matyt džiugui reikėjo stoti į kitą specialybę, galėtų būti puikus medkirtys su tiek daug pagautų medžių ir visokiausių pagalių. Tikrai sušalome ir vilkai jau šildosi mašinoje. Taigi, jeigu leis oro sąlygos, susitiksime kitoje pliaže. Iki. Šalta. Smagi ir šalta. Smagi ir šalta, ne? O kaip laimikiai, ką pagavot? Nieko. Oi stambiai. Netgi 2 pagalius. Na, aišku, pagavau galiukų. Va, Simo žolių pagavot. Tai šiandien džiugas laimi 1 vietą. Simas 2. O mes visi pasidalinam 3 vietą. Edvinas už pasakymą 4. Ne, Edvinas tai šiandien laimi geriausios frazės konkursą. Sveiki, šalta.